Labas visiems ir visoms, su jumis sveikinasi Virginija ir tęsiam naują rubriką Lovos paplepėjimai. Įmame interviu iš Monikos. Monika, ką jūs pasakysite? Pakalbėkite su mumis, prašau. Monika su mumis nekalba, štai mes pakalbėsim. Tai trumpai. Čia yra intro į mano gimtadienio dovanas, nes Liepos pabaigoje yra mano gimtadienis. Ir čia yra dovanos iš Indrės. Dalis dovanų, kurios tikrai keliaus į mano jau siuvinėjimo sandėliuką. Tuštini tą sandėliuką, o jis kaip pilnėja, taip pilnėja. Tai to jums ir linkiu irgi. Savo gimtadienio proga visus jūs sveikinu ir linkiu to paties ir dar geriau. Taigi, tai ką man padovanojo Indrė? Indrė man padovanojo labai nuostabų papildymą į mano kolekciją namukų, nes iš šitos serijos geltoną namuką aš jau išsiuvinėjau, žalią šiuo metu siuvinėjau ir tai buvo paskutinis namukas iš tos kolekcijos, kurio aš neturėjau ir manau, kad tai bus žiemos mano kitas darbas. Tai va. Nuostabus raudonas namukas su šermukšniais, su pūkštukais. Ir kas yra įdomu, taip, tuoj, Indrė man dar padovanojo lipdukų. Ir vienas iš jų yra su praktiškai identišku raudonu namuku. A? Tai va, aš net turiu lipduką, kuris galės mano siuvinėjimų knygelėje žymėti šito darbo pradžią. Taip. Čia daug visokių žieminių ir nežieminių lipdukų. Varlė labai linksma. Labai piktas paukštys. Kačiukas. Labai mielas. Taip, visokių eglučių visokių. Nu ir čia šuniukas akivaizdžiai, o čia į mokyklėlę. Man jau nebereikia į mokyklėlę, man tik tai į darbelį. Bet, taip sakant, vaikučiam visokių. Taip. Tai va. Lipdukai ir pirmas rinkinukas keliauja. O šitas rinkinukas gavosi taip, kad jis papildys kitą darbą. Aš turiu pradėjusi taip pat oveno ir net jau beveik 40% pasiekiau tokį rudeninį peizažą. Irgi pradėtose darbuose matėte, kur buvo mano, man atrodo, pirmas video, o kažkada gal padarysiu irgi naujų video. Kokių naujų? Taip, žinoma, aš padarysiu naujų video, bet padarysiu naujų darbų ir tęsiamų darbų video, kur galėsit pamatyti, kaip man sekėsi. Tai tam peizaže yra irgi tokie geltoni beržai. Tai šičia kaip ir gautųsi, kad iš kitos pusės jie yra. Ir už tų beržų yra šitas nuostabus namelis. Su mažyčiu tokiu prūdeliu. Nu, ežerų nepavadinsi. Basenėliu irgi per didelis. Taip, žinau, kad prūdelis kaip ir nevartotina žodis. Kvepia mažumėlė barbarizmu. Bet mes barbarisus mėgstam. Ypač kai ne per daug. Tai va. Taip. Tai va šitas papildymas. Iš rinkinukų, kokių pas mane niekada nebuvo. Tai yra karoliukų vėrimo rinkinys ir čia bus snaigytės. Kažkoks Anglijos gamintojas Spellbound Bead Co. Indrė, kaip matau, jį buvo pradėjusi, bet matytis ją labai liūdino. Tai perleidu man, aš manau, tikrai turėčiau įveikti šitos karoliukus. Ir pagal stilistiką jie net visai kažkur gali tikti. Taip, ką dar įdomaus gavau? Gavau žirklutes. Niekad nematėt, kaip kerpa žirklės, aišku, dabar pamatėt.
Tai vat, žirklutės, aštrios, viskas su jom gerai ir manau, tai bus puikus dalykas man kokiai plastikiniai kanvai apkarpyt. Va, taip, gerai. Iš tokių papildymų dar pas mane pateko o tokie mažyčiai, greičiausiai skiautiniam skirti gabaliukai, tai yra plona medvilnė. Bet šitie, manau, galės puikiai eiti į kai kurių mano tų mažyčių mikro pagalvėlių nugarėlės arba galbūt kokių žaisliukų. Prie jų dar buvo iš tikrųjų dar vienas, kurį aš išėmiau. Norit pamatyti, koks tai buvo? Pasiruoškit. Užsimerkit dabar stipriai. Užsimerkit. Dabar atsimerkit. Tai šita yra neoninė rožinė. Kas mėgsta neoninės spalvos, tai viskas tvarkoj. Aš nelabai mėgstu. Tai man net skauda ją žiūrėt. Tai jinai taip iškeliauja iš šono. Tai va, ir lieka šitie visokie taškučiai ir driuželiai. Ir taip pat gavau veltinio lakštų nugarėlėm. Tai irgi va, 4 spalvų. Tai ką sakyčiau? Taip labai toks šaunus sandėliuko papildymas. Labai jo džiaugiuosi. Jeigu jų bus daugiau, tai būtinai pafilmuosiu dar daugiau. Monika, ką jūs manote šito klausimu? Jis sako mur. Tai gerai. Zuikė.